jeigu kyla sunkumų, vadinasi visata nenori, kad aš tai daryčiau. Bendrai, kodėl aš turiu versti save daryti tai, ko aš nenoriu? Mes su Šarūnu susimastėme, iš kur saviugdoje atsiranda tokios ir panašios mintys. Ką mes supratom? Kad į saviugdą ir dvasingumą mes dažnai ateinam tokie gerokai pamaigyti gyvenimą. Tai yra po sukrėtimų, po skyrybų mums iš tikrųjų tiesiog reikia pailsėti ir atgauti jėgas. Anksčiau dvasinėse tradicijose ši vieta buvo vadinama slėptuvė. Šiame etape mes tiesiog susilopydavome žaizdas, užsigydydavome vidinius skausmus, bendrai atgaudavome jėgas. Ir daugelis žmonių tai ir vadina dvasingumu. Ir tik tai vieni kiti kartais susimąsto, kad atgavus jėgas, pasimaitinus, galbūt būtų gerai judėti toliau. Ir tada tai, kas pradžioje buvo pagalba ir palaima, šiame antrame etape